Nu ką, bičiuliai, pagavom naktį 5 kg karpį. Tiksliau nežinau ar naktį ar rytą, nes iš ryto jau buvau užkibęs. Kažkaip signalizatorius nesuveikė, nežadino manęs. Nu, ryte mes į 7 valandą ištraukėm, šiaip netaip buvo labai žolės įvaręs. Per visą ežerą pernešė, visą sistemą, viską 4,7 kg. Žvienuotasis karpis, idealus, be žaizdų, be nieko. Įdomus peleks, čia kažkur praskelta, taip sakant, randu jau tur gyvenimo matęs su tokiu peleku. Labai uodega nori riestams, nežinau dėl ko, graži uodega. Tikrai nuostabios spalvos. Toks biški įdomesnis su spalvom, nors ir žvienuotasis, bet toks labiau į auksumą, į auksą užneš, ne balts, pelekai raudoni, kaip keista būtų. Burna didžiulė, ūsai bajavi, kaip pas mane. Šiaip daugiau jokių žaizdų netur, nešam paleisti. Štai, vyksta paleidimo procesas. Gražuolis tikrai. Beveik 5 kg karpis. Nuostabaus grožio. Oi, dar net su triukais. Nu ir išvaro gražuolis. Toliau į šį ežerą gyventi, daugintis ir, kaip sakant, storėti į pilvūzą. Gal kažkada tokiam pavyks ir 10 ir 15 pasiekti, nes šiaip tai idealus, nesužeist, ne nieko. Tai jam gyventi ir gyventi, maisto matos, jie čia tur ir be manęs rand, nes pilstai išsipūtęs buvo storoliuks toks, kaip sakant. Tai va taip šia kelio. Neblogs gražus karpiuks, o aš jau viskas. Išsižuvinu matą, viską išsižuvinu ir važiuoju namo. Užteks man šią zoną atidariau ir vieną gražuolį pagauti. Tai ką, su jumis buvo žvejybos nuotykiai, Tamošius. First carp, this season. Let's fucking go!